Tarkim, aš esu berniukas, tas pats 8 metų, patyriau trauminę patirtį, dabar stoviu eilėje valgyklai, mane kažkas pastumė ir aš trenkiu. Bet aš nesu blogas vaikas. Aš esu tiesiog vaikas, kuriam skauda ir aš nemoku kitaip elgtis, nes mano migdolinis kūnas yra didesnis. Tiesiog. Ir aš nieko su to negaliu padaryti. Tai tiesiog visų pirma, ką aš palinkėčiau tėvams ir mokytojams, kurie dirba su vaikais, suprasti, kad vaiko elgesys yra žinutė, o ne problema. Kad visų pirma, tai yra ne apie tave. Jeigu, tarkim, vaikas ant tavęs šaukia, manipuliuoja, kaip mokytojai ir tėvai dažnai sako, kad vaikas manipuliuoja, jis nemanipuliuoja, jis tiesiog nori susitvarkyti su savo vidiniu chaosu. Ir tokiu būdu jis bando parodyti mums, kad kažkas su juo vyksta, kad jis nesijaučia saugus, ar ne? Ir dažnai žmonės sako suaugę, kad taigi aš nieko nepadariau, kaip čia viskas, čia saugi situacija, viskas gerai, kaip bandai paaiškinti, kad vaikas galbūt jaučiasi nesaugus, ar ne? Tai galbūt kažkoks rankos pakelimas arba garsesnis garsas, šviesos kažkokios sutrigerinti ir vaikas gali jaustis nesaugus iš tikrųjų, nes tai yra trauminės patirties apraiškos. Tai tiesiog priimti tai, kad tai yra ne apie tave, kad tai yra to vaiko skausmas.